1. Aš tai jau mačiau iš karto. Aha, pasakok. Mes 4 stovim ir kažkoks labai vėjo gūsis pučia. Na, aišku, kas pučia, čia mus nori išblaškyti. Ir Nupūsti. tiesiog jo, mes atėjom iš tikrųjų tai 4, tai kokia jėga iš mūsų eina iš tikrųjų ir nori mus nupūsti, mes kažkokiam tai kai lauke stovim, bet aš apsaugas uždėjau, ta prasme tokį, kai sieną pastačiau, ten su savo ta kadagio lazda, vienu žodžiu, tokią apsaugėlę padariau, tai ten dabar kaip ir stovim dabar ramiai. Aha. Viskas mums gerai dabar. Dabar nežinau, Gerai. merginos jaučiasi. Na, gerai, liuks, Jolanta, kaip mergaitės kitos? Nu, aš tai kažkaip jaučiu, kad man kažkoks voratinklis yra, aš nesuprantu aplinkui kažkokių krūtinės dalis, vat, nuo pusės iki viršaus kažkokiam kokone, kažkokiam voratinkliu. Aha, gerai. Pasižiūrim, kur ten auksė, gal įkišta kur nors yra pagauta? 3, 2, 1. Kažkas net sunku taip kvėpuoti. Jinai susukta yra. Ok. Susukta, jo, kažkas tai yra. Ir Aha. tas toksai siūlas iš tikrųjų kažkur tai ten pakabinta jinai yra. Kažkas yra. Tamsioj patalpoj kažkokioj tai. Bet ten yra daug kokonų iš tikrųjų. Aha, gerai. Pasižiūrėkit, o čia yra laboratorija, ar čia kokie vorai, ar kas čia yra? Jo, čia vorų kažkokia slėptuvė iš tikrųjų yra kažkoks. Aha. Tai... O kitos mes esame irgi tenais? Kaip ir taip, kaip ir ne, iš tikrųjų tokie dviprasmiški, tokios prasmiškos, ne visos matyti. Gerai, tai tada pasižiūrim, Jolanta, tu esi tenai susukta? 3, 2, 1? Ne. Gerai, Violeta, yra tenai susukta? Aš turbūt nežinau, aš kažkaip nieko nematau. Aha. Bet kaip jauti pati atsakymas, galėtum būti tenais ar ne? Ne. Ne, gerai. O aš esu tenai susukta? 3, 2, 1? Ne, man atrodo. Gerai. Tai tada gerai, traukiam auksę iš tenais, padedam ją iš ten išsilupti ir pati auksė irgi duoda smūgį, išsilupa iš to kokono. Taip. Gerai. Ir tada pakeičiam erdvę. Šok iš tenais. 3, 2, 1. Aš dar sudeginau ten viską. Gerai. Šaunuolė. Gerai. Ok, kaip dabar kvėpuojasi biškį lengviau? Lengviau. O, liuks. Šaunuolės. Gerai, dabar pasižiūrim, kas ten tos pūtimus, tą vėją darė, kaip Jolanta sakė. Kas čia vyko? Kas čia tokie prisistatę buvo? Matrica. Man tai matrica. Ką merginos kitos jaučia? Nes ten aparatus jaučiu, tokius didelius agregatus. Tai ko čia ten matrica? Kažkas jaučiasi tokio jo metalinio, tokio šalto. Jo. Aha, gerai, ko ne čia prikibo prie mūsų? Ar čia tik prie mūsų, ar čia daugiau ką bando prie kažko kibti? Ne, čia tik prie mūsų, kaip ir man tai jau netgi mane supti pradėjo, net svaigti galva net dabar. Gerai, kada jinai čia sugalvojo tą padaryti, ar čia kaip mes sugalvojom eiti grupelę, ta prasme, kaip čia sakyt, užčiopė šitą mūsų norą, ar čia iš anksčiau, ar čia tik tai šiandien, kaip čia, kada čia jinai mus pagavo? Dabar. Supratau. Dabar visą laiką laukia turbūt tie čiuptuvai tokie paruošti, kur.
Jo. Dabar kitaip iš tikrųjų, anksčiau tai demonai ir visokie pilkiai, o dabar jau matrica pati pasijungia iš tikrųjų, kad stipriau būtų, kad jau toks poveikis didesnis, nes mes tos Čia demonus. tas AI dirba visą laiką, man atrodo, jungtas. Taip. Supratau. Žodžiu, pastoviai laukia, ne, kad vat kur kas, žodžiu, ką jungsis, kažką bandys daryti ir tik tai iš karto paruošta yra, ar ne? Supratau. Nu gerai, tai tada lendam iš tenais. Mums ten visai nereikia būti, atsikabinam nuo jos, duodam smūgį ten jai tokią, žinai, gerą visos ir lekiam iš tenais. Kad vis gal reikėtų kokias, nežinau, užsidėti kokias apsaugas ar nevydimkas, kad čia mūsų neužčiuoptų daugiau, nežinau, pabandyti. Mane supa, man labai svaigsta, atrodo, kad plaukčiau laivu kažkokiu tai. Gerai, sustabdyk. Jo. Banguoja eterinė erdvė. Sustabdyk tą visą vaizdą. Jo. Gerai, o kas čia tave taip įsupo? Nu tai vėl čia toksai efektas, ta prasme. Jo, nenupūtė, tai dabar pradėjo supti, žinai. Nieko sau. Nu, supratau, gerai, sustabdyk viską. Nieko tau ten nereikia ir bandykit viso susikabinti už rankyčių ir mauti kitą erdvę. Išvarę. 3, 2, 1. Na, aš matau, kad mes ant pievutės kažkokios tai. Jo, man irgi taip tokia lengva, tokia energetika tokia labai faina, jo. Mes taip susikabinusios ir peršokom. Liuk. O Violeta kaip jaučiasi? Aš esu tenai, aš net negaliu jausti nieko. Mergaitės, pažiūrėkit, Violeta. Gal kažkur pastrigo, jinai? Ar kažkur įkišta, ar kaip, kas ten yra? Tiesiog juoda pas mane viskas, aš nieko nematau. Niekur nesu. Violeta kažkokiam tai burbule, ta prasme, jinai kažkaip tai, lyg jinai ir su mumis, bet jinai kažkokiam tai savam, kažkokiam tai burbule, tau reikia duoti energijos iš savęs ir paspraudinti, pabandyk. Ok, Violeta. Iš nakties kažkaip, tai jaučiu iš nakties kažkas tai tokia kaip į kojinę, kokią kapronę. Tai gal čia mano apsaugos, aš visą laiką į burbulą lendu. Aha, gerai, gali būti. Bandysiu aš tada. Bandyk pakelti vibracijas dabar, pasikeisti ten kažkaip tai dabar tą apsaugą. Nes jo, gali būti stipri tokia apsauga, kad tu nieko nematai, nieks neprasimuša ir nieko nematai. Aš ištisai darau tokią į burbulą save dedu. Jo, stiprus labai matosi. Tai ten gal labai daug sluoksnių pridėjai turbūt, ar ne? Manau, gali būti. Jo. Ok, visiškai izoliacija. Jo, nieks nepramuš, klausyk. Ok. Nu tai gerai, truputį gal tenais jo prasivalyk savo tą visą spaudą. Bandau. Nu, iš šoko atrodo. Ok. Jo, aš kažkaip tai irgi matau. Išlindai. Atrodo taip, įkvėpiai gaivaus oro, taip į plaučius, atrodo net oro tau ten trūko. Šviežio. Nu, dabar aš kažkaip stoviu, kažkur tai stoviu. Paimkit ją už rankų, paimkit abi dvi ir eikit visos kartu tada. Skriskit ant tos pievelės, kur buvot. Gerai. O, aš sėdžiu tenai, ne? Taip. Gerai. Gerai, pasižiūrėkit tada, galbūt apsižiūrėkit save, ar ko dar daugiau neprikišta po nakties, paskutinių įvykių visokių, duokit smūgį per savo kanalą, kad viskas iškristų, kas buvo, kad galėtumėm švariai, gražiai matyti viską. Tokį pasidarykit švarinimą biškelį savęs.
Apsižiūrėkit savo akis, trečią akį, ar nieko ant viršugalvio neuždėta, kaip kanalas jūsų atrodo, viską apsižiūrėkit. Man tai buvo biškį ant padų kažkokiu dalyku prilipinta, tai nuėmiau. Mhm. Ir jaučiu, kad stovi įsižeminus. Ok. Man irgi biškį ant padų kažkokia tai buvo papilta balutė, tai irgi viską ten susisirbiau, tai dabar net visuoja, kaip susėdęs vaikšto energija ir akys buvo irgi kažkoks tinkliukas uždėtas plėvelė lygtai ir kanalas biškį papurvintas, bet viską susitvarkiau. Gerai. Aš lyg pramušiau tą kanalą, bet nežinau, ant tų padų, kaip sakyt, lyg stoviu ant to žemės. Ir sėdžiu aš daugiau, nežinau. O tas mano kanalas lyg tai švarus, aš nežinau. Gal aš nesusigaudau, bet aš manau, kad... Tai jeigu jauti, kad yra švarus, tai taip ir yra. Pasitikėk savo pojūčiais. Gerai. O kas ten pas jūs tada taip ir pas vieną, ir pas kitą ant padų? Čia kažkas tai bendro, ar čia labai individualus, ta prasme, jau dalykai? Ar čia kažkaip jūs susiję? Individualu, manau. Aha, supratau. Okay. Įsižeminti trukdo turbūt ir viskas. Dažnai taip. Ok, gerai. Na tai visos įsižeminkit giliai. Atsistokit tvirtai ant žemės. Violeta irgi atsistok. Manau, taip. Gerai. Gerai, šaunuolės. Gal tada, kadangi Violeta užsiminė apie savo kanalą, tai aš tada galbūt pradėsiu nuo jos ir klausimo, gerai? Tai jau kaip ir išplaukia. Ta prasme, tu klausai, kad kitos telepatės pasižiūrėtų tavo būtent telepatinį kanalą. Kaip jisai atrodo, kaip kiti mato jį, ok? Tai pasižiūrėkit, mergaitės, kaip atrodo Violetos tas telepatinis kanalas, kaip jums matosi. Man tai iš karto, kai pradėjai klausimą, man iš karto atėjo toksai, ten tokie žybsniai vaikšto ir atrodo kaip kažkoks, tokie kaip žaibukai aplinkui šokinėja. Tai pase. Man tai atrodo, kad jis gerai veikia. Ok. Čia jos žaibukai, ne? Aha, jos, ne, man atrodo, čia aplink jos. Gal ne. Nors yra toksai miksiukas biški gal. Aha. Kažko tai pamaišyta. Kažkas gal ir ne jos. Ok. Ten kažkas tai kažką tai deda kaip iliuziją. Nes man irgi norisi, kaip ir tu sakei, Auksė, kažkas lyg tai viskas ir vaikšto, ne, bet kažkaip tai iki 100% nedaeina. Iš tikrųjų, kažkas tai iliuziją sukuria, kažkokią dirbtiną kažką tai pila. Aha, gerai, pasižiūrim, kas ten ką pila, kas ten lenda prie Violetos kanalo. 3, 2, 1. Man net kalė į galvą į vieną pusę. Sako, tylėk. Sakyk, ne. Jau nebetyliu aš čia. Tai jau ir kalbu. Man kažkaip net kairė akis, mano jaučiu taip mirkčiat pradėjo net. Kažkokia kairė pusė. Aha, gerai, žiūrim, kas čia, kokie čia interferentai užsiema šitais reikalais. Na, čia tokie demoninas ten. Bet tai palaukit, tuoj. Gal Auksė kažką turi pasakyti, tuoj aš sukoncentruosiu dėmesį. Kažkas uždėta biškį. Man tai kaip vėlgi, uždėta ir kažkaip vėl dirbtina, ta prasme, aparatai vėl kažkokie aparatai. Robotai gal ne? Gali būti netgi ir robotai. Ir jie kaip eksperimentą daro, kiek tu gali atsigaudyti, žinai, kur yra realybė, o kur yra jau kita pusė, supranti?
vat kas padaryta yra. Ir jie tiesiog vat mygtukus spaudžia, žinai, aha, nu gerai, dabar jau tu čia šiandien tau duosim tipo ale pagyventi, tai jau tu čia realybėj tokioj, aha. O dabar pasižiūrėkim, kaip tu susidorosi, jeigu mes tau duosim vat šitą vat iliuziją kažkokią, tai kaip reaguoja tavo tu pati, kaip pasąmonė viską tvarkosi, ta prasme tokie kaip išbandymai netgi yra. Ir jiems linksma, matau. Aš galvoju, kad Nu. jiems linksma. Nu, Nes taip, man taip, taip, visai taip. linksma. Bet toks iš tikrųjų ne juokingas visai dalykas iš tikrųjų, nes gali ir stipriai ir susipainioti, pati ir abejonės tada iš karto ateina, nepasitikėjimas vėlgi, o jiems tik to ir tai reikia. Taip, taip ir yra, nes labai noriu kažkaip tai patikėti ir vis man kažkodėl atrodo, kad kažkaip tai nežinau, ar čia tikrai, ar čia ne. Bet tau reikia, žinok, dar, kol ateina mintis, tau reikia tikėti savim. Tikėti savim, nepamesti savęs iš tikrųjų. Bet širdis veda, viskas, tiki. Ir kaip bebūtų, kiek tenais bebūtų pas tave minčių, abejonių, tiesiog sakyti stop, duoti iš savęs smūgius, aukštos vibracijos iš tikrųjų į savo eterinę erdvę ir nepamesti minties, ta prasme, kad neleisti suklaidinti, neleisti. Ir jie po truputėlį trauksis. Tai iš tikrųjų, Violeta, ir gaunasi taip, kad jai reikia būtent per širdį visada skanuoti, tada va tas tikrumas. Jo, smegenų nereikia, galvos nereikia, analizės jokios nereikia, viską tau pasako širdis iš tikrųjų. Labai yra stiprus susijungimas pas tave su širdim. Tikrai jauti tą širdį, bet tie aparatai, kaip sakau, jie aišku duoda irgi savo. Tai tau reikia iš tikrųjų pasirinkti kelią, kokiu tu nori eiti. Šiaip noriu, bet tuo ir nori eiti, tik labai kišasi tas smegenis ir tiesiog abejonės. Tu esi šeimininkė, tu turi parodyti, kad tu esi šeimininkė. Gerai. Man ateina, tai visą laiką, kaip kalbant, ateina žodis, rozmarinas, tau gal reikia to rozmarino, to eterinio aliejaus? Aš dažnai jį, kaip aš ir turiu, jau pasisodinus, tas mano krūmas didelis toksai, ir aš vis braukiu per tą rozmarinį, net einu pro šalį ir braukiu su ranka, man labai patinka. Tai aš visai ir žiemą, taip, kaip jį garinau, visą aš mėgstu šitą. Labai, gal per daug visko? Ne. Rozmarinas labai gerai, aš irgi turiu ir tepu iš tikrųjų trinu, labai gerai rozmarinas iš tikrųjų. Gerai. Matai, tu jau ir tą viską ir darai intuityviai, supranti? Jo. Šaunuolė. Gerai viskas. Bandysiu mušinėti per širdį. Gerai, šaunuolė. Tai gal tada dar pasižiūrim, o kada, Violeta, buvo įkišta su tie aparatai, visi ta iliuzija tokia bandoma, kada čia dabar ar ankstesniuose gyvenimuose? Man taip sako mėnesis. Neseniai ir man kažkaip ateina. Čia gal tada, kada tiesiog pradėjai eiti iš tos kursus, tau sukaišiojo? Man tai taip ateina panašu. Čia su tuo susiję. Gerai. Man tas stiprus nepasitikėjimas yra labai didelis, toks, kažkaip atrodo, gal čia netiesa, gal čia taip. Vis to nesupratau aš. Tai čia pridarė tie, kaip sakyt, aparatai sukišti, tau tokia iliuzija ir nepasitikėjimą daro automatiškai, viskas čia suprantam. Tai tada traukiam viską, gerai? Pati dirbk ir merginos irgi padeda viską traukia tenais. Naikina į juodą skylę, nieko tau nereikia. Surenkam dabar. Ties krūtinė iš tikrųjų labai toks juodulys yra, ties krūtinė, bet reikia viską perkelti. Aš jaučiu. Ir tas nepasitikėjimas, tau tenais ir sėdė jisai toksai, žinai, ir tai girdžiu, hi. Šaiposi, taip, ir man pasirodė, jinai šaiposi. Jo, tai reikia išrauti iš tikrųjų, viską išimti. Tinkleliu viską perfiltruoju. Kraują visą perfiltruoju irgi, kad surinkti iš visų ląstelių, iš visų kraujagyslių ir visų organų. Ir tave šviesos pripildau absoliutų.
Ir jeigu ten dar yra kokie demonai, nes čia turbūt kaip ir demoniniai šaiposi, ne tenai per emocijas duoda, tai turbūt reikia irgi surinkti juos, irgi pasakyti, kad aš Bando nebesu. surinkti irgi. Išreišk valią, kad daugiau nelystų prie tavęs ir į juodą skylę. 3, 2, 1. Aš tokį ratą užbraukiau, ugnį užkūriau tokią apsaugą ir dar kadagiau, dūmus paleidau. Ačiū. Gerai. Griaužė akis jiems dabar, jau ten pasitraukė iš tavo tyrinės erdvės. Gerai, liuks. Sakė prietranka. Sako, sako, šitą tai jam žinai, sako, su savo dūmais ir ugnim. O tai kaip jie savo visokias nesąmonės daro, tai čia normaliai. Nu. Aš tai jau be perspėjimo juos ten rūkinu, deginu ir jau net aš juos perspėjau, kad aš be perspėjimo jau darysiu viską. Net nebandytų lysti. Geras. Šaunuolės, labai gerai. Nu kaip, Violeta, dabar jautiesi, kaip atrodo, jinai pasižiūrėkit. Nu kaip ir gerai, lyg atrodo. Jai dabar nu, lengviau. Šviesiau. Aha, jo, lengviau. Jo, tokia. Tokia erdvė atsidarė kažkokia tai. Kaip Va. laksnelė tokia. Jo, lengviau tokia. Gerai, liuks. Šauniai tada. Gerai. Ką, tada bandom, kurios pasižiūrėti. Nu, Jolanta, gerai, tada tavo klausimėlis. Skauda tau pilvo apačią. Noriu pasižiūrėti gimdą ir kiaušidės. Kas ten vyksta, kas prilindo, ko prikišo, kas ten atsitiko. 3, 2, 1. Man tai ten kažkaip iš karto va, taip tokia balta erdvė. Tai vietai kažkas, gal kokia laboratorija. Okay. Kažkas balto. Aha, ta šviesa gal tokia. Kokia pilkiai ten darbuojasi. Ta balta šviesa man tokia kažkaip iš karto. Balta. Balta atėjo. Gali būti, kad kažkokios dalelės renka kažkokius tai mažus mikro dalelės kažkokios renka mėginiams. Ok, ką kitos? Sakyk. Nežinau, ką kitos mato gal. Ką kitos mato, jaučia? Aš kažkaip raudoną daugiau matau kažką, tai nesuprantu. Negaliu pasakyti, kas ten gali būti raudona kažkas. Ružavai raudona. Gal kažką kraują kažką renka, ne? Kažką su krauju? Net negaliu įvardinti dabar. Ką Jolanta pati jaučia? Aš net neįsivaizduoju, iš tikrųjų, man tai pirma mintis buvo, žinai, irgi pjausto kažką, tai žinai, pjauna, deda, kažkokius irgi eksperimentus kažkokius tai daro, va irgi laboratorija ta. Kad kažką tai ten daro, iš tikrųjų, kažką išima, kažką įdeda, kažkas tai ten vyksta ir ilgą laiką. Man tai tos problemos jau ilgą laiką yra, tai va. Tas vyksta jau senai, rodo, kad netgi ne šiam gyvenime dar ir kituose. O tu kokią nors hipnozę žiūrėjai šitą jau ar dar nežiūrėjai? Ne. Dar nepriejau. Sena problema, man irgi atrodo, kad čia iš kažkokio praeito gyvenimo. Gerai, gal tada bandom pasižiūrėti, galbūt einam į tą praeitą gyvenimą, kuriame Jolanta paguldė į tą laboratoriją. 3, 2, 1. Kas ten įvyko? Ką jinai pasirašė? Jinai kažkaip man ateina kaip jinai kaip skraidė, jinai turėjo kažkokius kaip atsparnus ir jinai skraidė ir ją pagavo
Aha. Kažkaip jinai bandė ten priešintis, bet pagauta tiesiog į kažkokį tai tokį kokoną burbulą kažkokį tai ir tiesiog įmesta į ten. Ar jinai net užsnūdo kažkaip matau, bet labai labai kažkoks gražus, kaip, negaliu sakyti, kad paukštis, bet kažkoks labai 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 gražus būtybė, labai graži. Jinai buvo. Mhm. Man tai net, žinokit, net ne žmogaus aš matau būtybę, nežinau. O gal čia kitos planetos, tai čia, nežinau. Mhm. Aha, Tiesiog įdomiai. švytintis kažkokia švytinti būtybė. Tai Dideliais jinai, sparnais. aha, jinai buvo kažkokia būtybė su sparnais. Mhm. Didelė, aha. Ir tiesiog norėjo išbandyti ir pagauti ir tiesiai į tą laboratoriją uždaryti. O jinai tenai, kai skraidė, tai man rodo labai kažkokius tamsius debesis, kur jinai, va, būtent kažkaip iš pat pradžių, kai dar nemačiau, kaip kad nežinau, nemačiau, kad skraido, bet jinai kažkaip buvo labai, virš, kaip sakyt, po tamsiais debesimis. Kažkaip man va taip grinai tokius pleninius net debesis rodė. Ir kai tu pasakei, kad skraido, galvoju, tai kažkaip... Bet jinai bandė tos debesis išsklaidyti su savo kažkokiu tai galiom. Bet jie labai tiršti buvo. Čia jai buvo uždėtas debesis, tie trukdžiai, ar čia buvo mūsų Žemėje ar kitoj planetoj kažkas padaryta ir jinai tiesiog norėjo sutvarkyti tą visą, kaip sakyt, dalyką savo galiomis. Čia tas antras variantas, o dabar kur pasakei. Gerai, tik čia vyksta veiksmas kur? Žemėje ar kažkur kitur? 3, 2, 1. Kažkaip, man atrodo, kad kažkaip nelabai Žemėje, nes ne, ir man kitur kažkaip atėjo. Tai čia gal jos planeta yra? Kad man šoka, kad ne. Tai kur mes čia atsidūrėm tada? Kažkokia labai sunkia kažkokia planeta, nežinau, erdvė. Aha, okei. Aš kažkaip jaučiu, kad aš tada pervertinau savo jėgas. Ir kas kažkaip tai taip jaučiu. Kas tau atsitiko tenais? Ar tu nukritai, ar tu atsitrenkiai kažkur, ar kas ten įvyko? Man atėjo pirmas, kad nukrito. Okay. Kažkoks tas accident, avarija kažkokia tokia. Gerai, man tai dar ir toks nenumatytas įvykis atsitiko, iš tikrųjų nelauktas. Aha, gerai, Jolanta, o ką tu ten apskritai veikiai? Tave kažkas pasikvietė į pagalbą, ar ten yra tavo erdvė ir tu tvarkiai tą erdvę? Ta prasme, kaip tu ten atsidūrai apskritai? Aš jaučiu, kad aš kažkokia buvau tokia, kur reikėjo pagalbos, reikėjo kažką sutvarkyti ir aš lėkdavau, mano misija tokia buvo iš tikrųjų. Ir atsitiko toks dalykas kaip kažkokios kaip pinklės, kaip apgaulė, kažkokia iliuzija kažkokia buvo sukurta, kad mane pagauti. Labai vibruoja, labai taip irgi jaučiu, kad tave tiesiog prisiviliojo į tą erdvę. Ir štai ir sakau, jūs negalite atpažinti, kas čia per erdvė apskritai, nes tai yra kažkokia iliuzija. Taip. Supratau. Gerai, o kas suorganizavo šitą iliuziją ir tavęs pagavimą? 3, 2, 1. Aš tai matau tą metalinę tokią lėkštę kažkokią. Pilkiai turbūt. Pilkiai panašu, kad. Man atėjo pilkiai, bet pačioj pradžiai lėkštės nemačiau, bet. Aš lėkštę mačiau, tokia metalo didelis gabalas. Bet buvo ir magijos, man tai su magija kažkas eina, kad ir kaip dangus ir žemė
susivienyje buvo šitam kėslui iš tikrųjų kažkaip tai man. Mhm. Ne vien pilkiai čia sugalvoja, bet dar ir kažkas tai iš tokių magų aukšto rango kažkaip tai. Mhm. Kooperavosi, man ateina žodis, taip gali būti kažkaip tai tarpusavį sutarimas. Šleifas eina. Ok. Tada klausimas kyla, kas tokio svarbaus yra tavo gimdoje ar kiaušidėse, kad reikėjo tokį didelį planą suregzti, kad tave įkišti į laboratoriją. Kas ten tokio yra pas tave svarbaus? Ir kam tai yra naudojama? 3, 2, 1. Ten kūryba yra, ten visa jos kūryba labai labai stipri. Mhm. Labai stipri kūryba, jinai gali, jeigu jie nebūtų jos į ten įkišę į tą laboratoriją, jinai iš vis ten būtų stebuklus pati darius. Va. Mhm. Supratau. Ir kas įvyko, kad Jolanta, kaip pasakyti, pasidavė tai iliuzijai, kaip, jūs sakėt magija, ne? Čia per magiją tas. Supratau. Taip, susijungia jie ten ta 2 ar 3 net kažkokios jėgos ir bandė visą sunaikinti. Supratau. Žaibai neina, žaibai kažkokie ėjo man anksčiau truputėlį dar. Kai ta magija kažkaip tai su žeme, kažkokie žaibai lik ėjo. Jo, panaudotas buvo stichijos. Ugnis, žemė, ten visas oras buvo panaudota netgi, kaip mes geriems stiklams naudojam, o ten buvo panaudota blogiems. Supratau, gerai. Tai tada, tada ką, traukiam tave iš tenais? Nėra ten ko gulėti. Ja? Lupkis viską, atsistok ir mauk iš tos laboratorijos. Dar viskas susirinkas ten yra tavo, kas tau priklauso. Jo, aš tai dar viską susirinksiu iš tikrųjų, nes labai daug failų yra, man tiek daug failų, visuose kompiuteriuose iš tikrųjų. Tai žinai, per tiek reinkarnacijų tu ten guli, tai. Ir vienam kompiuterį ne po vieną failą netgi. Kelis, nes labai daug kur panaudota buvo visa mano šita energija. Aha. Kaip sakau. Tiesa, pasižiūrėk, gal yra dar kontraktai, tai irgi susigrąžink ir panaikink viską. Lemba, ten tokios krūvos eina savo visko ir tų kontraktų, failų. Duok intenciją, kad tau viską nori surinkti, kad tau viską reikia susigrąžinti. Tegul atsistoja viskas prieš tavo akis, kas priklauso tau. Man net pasitraukti reikia iš tikrųjų, kad viskas sukristų. Ir jie iš tikrųjų nepatenkinti tokie, sako, planai žlugo kažkaip, tai nesitikėjo, kad bus atkapstyta visa tai. O, prašau, matai? Nes jie jau buvo taip viskas supynę, sumalę, kad jau ten toks štampas, kad per amžius, ne, kol mano siela bus gyva, tai viskas taip ir vyks. Visose gyvenimuose. O tu čia va paėmei ir padarei, radai viską. Na jo, čia merginuose atrado, klausykit, jau tokį lobį iš tikrųjų. Aš taip džiaugiuosi, mano siela iš tikrųjų vidus antiek, žinokit, džiaugiasi, man net akys drėko ir tokie jausmai sukilo ir tokie atrodo, aš viską prisiminiau. Tokie jausmai geri, tokie pakylėta, toks, wow, iš tikrųjų, tokia didelė, jaučiuosi, tokia pilna, atrodo, kad čia dabar viską aš jau ir susigrąžinau, kas mano buvo. Aš buvau pamiršusi, praradusi, kas buvo atimta. Va, mane tokia šiluma, būtent
apatiniai pilvo daly jaučiasi. Jo, man irgi užšilo, pradėjo kažkaip kaisti, netgi atrodo sukasi, taip viskas užsisukt pradeda. Aš dar visą savo irgi ten, visą žinią susigražinu iš jų atimų. Dabar viską. Aš Integruokis. dar mačiau magijos knygą, bet aš ją išmečiau į juodą skylę. Galvoju, gal jūs kad matėt. Ne, nemačiau knygos, iš tikrųjų paslėpta buvo magijos ta knyga, jie ten per tą magijos knygą kurdavo. Ten, ta prasme, jau ten padaryta buvo. Okay. To aš viską dabar, aš taip noriu viską dabar ten atidžiai, viską tuoj sudeginti, kai sunaikinti. Mergaitės irgi galit kitos padėti. Jo, deginam. Ir visas laiko juostas, dimensijas ir egzistencijas, viską. Visi failai krenta, sutartys. Daug ten tiek visko krenta, atrodo. Aš sakau visko ant tiek daug, aš dar tiek nemačius. Susiskaidai, Pasididinkit, viskas atrodys paprasčiau, taip su rankom suimat ir... Jo, taip tokiu tinklu, netgi iš tikrųjų žvejybinis tinklas, įsivaizduokit, didžiausias. Sakai, o Jėzau, net pavargau čia dirbti. Jo. Nesibaigia. Geras. Dar žinot, užmeskit akį, ar toj laboratorijoje gal yra daugiau tokių, kaip Jolanta paguldytų buvo, sugautų kariūnių tokių, sakykime, ar ne? Man tai iš karto buvo atėjęs, kad ne, jinai ten tik viena. Jinai kažkokia buvo ypatinga. Okay. Aš sakau, pas mane viduj tas toksai kario siela tokia. Man taip eiti, kovoti, nepasiduoti, taip visiems į kaulus, iš tikrųjų jo. Tas labai. Gerai. Tai jeigu jau viskas susitvarkei tenais, tai tada... Netgi iš kosmoso krenta viskas, kas, iš erdvės kažkokios, tai, ne? Jo, man irgi. Sueina į mane viskas, kas buvo išskaidyta, išbarstyta, kažkur tai paslėpta. Okay. Netgi taip jaučiu. Labai gerai. Spindi dabar visokiam švieselėm, atrodo. Atrodo, kad kažkas pasikeitė mane iš tikrųjų viduj. Labai gerai. Atrodo, kraujas kažkaip tai kitas pradėjo tekėti. Kažkoks kitas, kažkaip pasikeitė netgi sudėtis jo. Liuks. Gerai, tai ką, tada tos visus pilkius ir tą visą laboratoriją į juodą skylę. 3, 2, 1. Jos jau nebereikia. Įspyriau koją. Šaunuolis. Gerai. Net kosmose, ta prasme, ir taip net, kai ryktelėjau. Išėjo tokia energija iš tikrųjų. Atbanga nuvilnėjo. Super. Ačiū, merginos. Labai gerai, kad susigražinai tai, kas yra tavo. Labai, labai faina. Gerai, jeigu Jolantos klausimą kaip ir apžiūrėjom, jeigu daugiau Jolantai nekyla kitų klausimų, tai tada bandom eiti prie Auksės klausimų. Auksė įtarė, kad ant jos sūnėno, sesers sūnaus, yra daromi kažkokie burtai. Mergaitės, pasižiūrėkit, ar jaučiate burtų kvapą, ar ten yra vis dėlto kažkas kitko? Pila per galvą, pila ant galvos iš tikrųjų, net ranką matau, tai rūkas kažkoksai pilamas, tai kažkokios dulkės barstomos, pelenai kažkokie, tai iš tikrųjų
negerai, tikrai. Atrodo, tas kūnas, ane, taip nusėtas netgi kažkaip, tai apgaubtas to visokių purvų, netgi sluoksnis toksai padarytas, jau užaugęs ir vis pila, iš tikrųjų čia ne pirma diena. Netgi eina kažkaip, tai man eina netgi iš kitų gyvenimų po truputėlį kažkas buvo daroma netgi. Čia ne šiame netgi yra. O tavo tas sūnėnas kokio amžiaus yra? Nu, jau jam apie 30, žinai, virš Ai, 30, jis ne mažiukas. Okay. Ne. Jo, nes aš galvoju, ar čia vaikas, ar čia šitas. Ne vaikas. Jau nejaučiu, kad būtų vaikas. Aha. Bet siela jauna iš tikrųjų, kaip paauglė. Man irgi atėjo siela jauna. Už tai sakau, kad aš nesuprantu, supranti, pas mane irgi tokie jausmai. Lyg tai atrodo, kad ir vyresnis, bet jaučiu, kad jaunas, bet man toks vaiko, žinai, įvaizdis, supranti. Už tai ir klausiu. Ja, bet kaip siela ta kaip paaugliuko 12-13, toks nekaltas, iš tikrųjų labai švarus, labai tyra švari siela iš tikrųjų. Ir jo, čia tas pats irgi kaip stabdomas jisai yra, nes irgi turi galių. Jisai labai gali būti irgi stiprus ir telepatas tiek ir gali gydyti netgi žmonės rankomis. Matau, iš tikrųjų netgi balsas, prisilietimas jo toksai yra netgi kaip gydantis. Bet jisai dar ir pats save spaudžia, iš tikrųjų bijo to. Pas jį patį yra baimės tos, tai dėl to aš ir galvoju, kad labai lengvai. Jam reikia, jisai gali tuos pačius burtus netgi pats nusipurtyti, bet iš tikrųjų netgi taip įkvėpia, įsivaizduoja tos aukštos energijos absoliuto tokio įkvėpia, krūtinė prasiplečia ir kaip skeveldros lekia nuo jo kūno visas tas sluoksnis, ten ne vienas sluoksnis yra uždėtas. Ir jisai toksai tampa iš tikrųjų, bet jisai, kaip ir tu sakei, kad bijo iš tikrųjų, nes kaip vyras jisai bijo pasirodyti silpnas, o toks labai svarbi kitų nuomonė iš tikrųjų yra, jisai bando Pat šviesus labai. Vyriškumą tą savo labai nori išreikšti, aš vyras, aš turiu būti vyras ir čia kažkokie tai tokie reikalai, ne man, bet jo siela verkia, nori, kad išlaisvintų ją. Prasme, tą visą atskleistų potencialą savo. Tai stiprus labai yra. Patikėti reikia. Ten labai turi tokią, uošvienę, kuri valdo juos abudu. Ir man, mes visose jie leidžiasi, žmona įpratus, kad ją valdytų ir per tą žmoną tą uošvienę valdo jos abu. Ir panašu, kad ant jo tos deda kažką tai, kad jisai paklustų taip pat. Taip, jo, kaip grandinis, kaip surakintas, jo, čia valdymas yra. Bėgti reikia iš tenais, kad nepasiektų jos energiją. Aš dabar viską nukapoju, visą tą energiją iš tikrųjų, ką jinai ten daro, ją apšiai į tą kolbą talpinu ir tegu jinai dabar pažviegia ten. Pagalvoja, tegu išsivalo, kai suvoks ir pamatys, ką jinai daro, tada jinai tik išeina. Tai jinai gali ten būti. Žinai, kad priminė gėdos kambarėlis. Jo, tegu dabar sėdi tegu ir ten pakutena iš šonos. Ir labai meldžiasi ir į bažnyčią vaikšto ten viską daro. Oi, tai reikia prasisukti merginos mums ten, dabar reikia ir namus išvalyti, ir atkabinti nuo egregoro ten to bažnytinio, uždėti apsaugas reikia, kad nepramuštų nei tos maldos, niekur nenueitų, vienu žodžiu, viskas sunyktų. Aš jau pravariau su lauro lapais, jau pravariau visą dūmų pilną paleidau. Jos maldos dabar tegu transformuojasi į meilę, į gėrį, į aplinką, tegu skleidžia šilumą, meilę, harmoniją, tegu viskas pasikeičia dabar 180 laipsnių kampu.
Kai buvo destrukcija, dabar viskas tegu vyksta kūryba, tegu dabar vyksta viskas kitaip, tegu sukasi aukštos energijos ten. Gerai. Svarbu ją atskirti toliau nuo jų, žinai, ir kad jinai neturėtų tokių galių, kokios turi dabar ten jie. Tai jie kažkaip šalia gyvena, ne? Vat viens prie kito. Netoli, jinai visą laiką aplinkui juos. Dedam ant to namo. Bet dukra negali pasipriešinti, nes jinai įpratus irgi, kad visą laiką mama jai valdytų ir jinai tiesiog, nežinau, nemoka pasakyti. Man eina taip, kad jisai galėtų tik tai, kaip mintimis savo ranką taip prieš ją parodyti, kad stop ir viskas, ir jisai sustabdytų. Prieš tribas. Prieš tribas. Taip. Reikia priminimą jam įdiegti, va tokį, ką jisai gali su jo galiom tokiam. Net nereikėtų jam šnekėti nieko. Taip, aš sakau. Jisai šiaip labai protingas, jisai ten turi savo jau net ir tą daktaro laipsnį, jisai daug mokosi, toks tikrai šviesus labai žmogus, bet jisai labai išmintingas, labai toks išmintis jo ne pagal metus yra, jisai labai daug turi informacijos iš praėjusių gyvenimų, iš tikrųjų, jisai buvo kažkoksai toks irgi labai šviesus, toks protingas, išmintingas, tokios labai išminties turėjo, kaip gydūnas gydė jisai žmonės, jisai ne tai, kad ten kažkokių tai duodavo žolelių, bet netgi žvilgsnis, tas prisilietimas, labai stipri asmenybė buvo, ta prasme siela, o jie tu ten. Kalbė ir rezonuoja kaip labai šiurpas netgi eina, iš tikrųjų, netgi pabuvus pabuvusi lauke, jo energetiniam netoli nuo jo, netgi pradėdavai kitaip mąstyti, galvoti, kitas žmogus pasijausdavo iš tikrųjų. Jisai dėstytojas, jis net universitete dėsto. Tai labai gerai, jam kaip tik šito reikia, šviesos kitiems studentams. Taip. Galėtų duoti. Jo ten klauso, iš tikrųjų įsižioja, nes jisai netgi, jam netgi daug nereikia pastangų dėti, ta prasme, kalbėti ten daug, įrodinėti kažko, jam tiesiog liejasi viskas savaime, nes pas jį duotybė yra, viskas eina iš širdies, iš krūtinės, ta prasme, tai netgi ne tos knygos, ką jisai išmokęs, bet netgi eina iš ankstesnių, ką jisai sukaupė žinias yra. Inkarnacijų. Nes netgi auditorija tokia prisipildo tokio energetikos, tokios magiškos iš tikrųjų. Tai studentai netgi tokie ramesni būna. Kaip ne. Dar žinot, merginos, ką norėjau, ta prasme, kad mes čia pravalėm, viskas labai gerai, gražu, transformavom, bet dar reikėtų gal tą giluminę šaknį, iš kokios tos reinkarnacijos ar iš kur atėjo tie burtai, kada jį pastebėjo, kad jo siela yra tokia, aukštesnių vibracijų, kada jį pastebėjo ir kada pradėjo tos burtus čia jam naudoti, ta prasme, tą visą procesą, 3, 2, 1. Gal prieš kokias 3-4 reinkarnacijas kažkaip. Labai daug. Jisai labai trukdė iš tikrųjų, jis stebėjo, jo niekaip negalėdavo pagauti, ta prasme, ne tai, kad pagauti, bet nerasdavo būdo, kaip sustabdyti jį, nes jisai kaip ir jiems pavojingas toksai. Ir po truputėlį jie kažkaip tai ieškojo būdo, po truputėlį vis bandė, jisai vis išsilaisvindavo. Jo ta visa vidinė stiprybė, jisai galėdavo išsilaisvinti, bet vienu momentu Jisai turėjo žinių, kaip tą magiją transformuoti, ar ne? Jisai turėjo, taip. Okay. Jo, ir dabar tuo reikia pasižiūrėti, kaip čia buvo. Bet aš nueisiu iki tualeto, gerai? Gerai.
paskutiniu Žinoma, metu pūslės žinoma. spaudžia iš tikrųjų Nu, va. pastoviai. Nu, Gerai. Nu, ką kitos mato, kas ten įvyko, kada ten jį prigavo, kada jis jau, kaip sakyti, nu, nebegalėjo išsilaisvinti šito viso dalyko, kas ten įvyko. Nu, irgi magija uždėjo, irgi man panašu, kad kažkas su magija. Kažkoks stipresnis. Burtus. Už jį, taip. Supratau. Ir dabar jį kažkaip panašu, kad įdėjo į tą klasterį, kad va būtent tas žmogus darytų toliau kažkokius burtus. Taip. Per savo tuos visus bažnytinius tikėjimus. Gerai, supratau. Čia gal net pas jį ateina iš kažkas iš praeities ir buvęs su pats buvo gal susijęs su kokiam bažnyčiom. Aha. Ai, tai jisai pats buvo kažkoks kaip vienuolis koks ar šventikas. Kažkas. Atsiskyrimą rodo, jo. Kažkokį atsiskyrimą rodo. Aha. Tai būtent tada jį ir pakabino ant šito, ne? Kažkas panašaus tokio kažkaip atrodo. Pats į tą kažkokiu būdu, aišku, gal vėlgi per kažkokius burtus jisai nuėjo to keliu, bet jisai pats nuėjo į tos vienuolynus, taip. Rodo vienuolynus, jo. Supratau. Kontraktai yra pasirašyti kažkokie tai? Žinoma, yra. Aš matau irgi, kad yra kontraktų. Gerai, tai tada viską įtraukit. Reikia išvalyti. Tegul jisai ir pats išreiškia valią, kad nori atsikabinti nuo viso šito. Paklauskit jo. Nenori. Nenori? Ne, jis nori išeiti, bet nenori daugiau būti su jais. Ai, okei, labai gerai. Tai padėkit jam tada, ta prasme, iš ten išeiti. Kontraktus irgi susirinkite visus. Duokit jam, kad jisai juos sunaikintų. Tai bus geriau, kaip pats padarys. Meta jisai tos kontraktus. Malo. Bet man kažkokį kaip vienuolį jį rodo, nesupratau. Jo, tokia vidinė, tokia ramybė pas jį yra. Aš matau, taip ramiai degtuką uždega, žinai, tos kontraktus taip dega ir tokia veidė, tokia ramybė, tokios akys, tokios gilios išminties pilnos. Iš tikrųjų, sakau, tai kad labai jisai toksai, labai stipri asmenybė, labai. Gerai. Aš apsodinau aplink namą jo, aš nežinau, kur name jisai gyvena ar bute. Apsodinau kadagiais, padariau tokį ratą energijos aukštos, kad niekas neprasimuštų iš tikrųjų. Jokios mintys, ar ten kažkokios siunčiamos kažkokios mintys, ar dar kažkokie burtai. Gerai. Tokį padariau. Ir tokį tinklą uždėjau ant įėjimo durų, kad viskas susirinktų, kas bloga, kas su ketinimais blogais. Gerai. Ir dar duokim jam tokį žinojimą, vat, kaip sakė Violeta, kad vat, nubrėžti tą ribą, kad vat, būtų stop ir vat, už tos apsaugos Jolantos, kad daugiau niekas nedrįstų kelti kojos. Kad vat, čia yra ta riba, prie kurios jau toliau prie jo niekas nebelenda. Kad vat, jisai pats vat, turėtų tokią intenciją. Tokį žinojimą. Duoda šiam burbuliuką, va tokį, kai jisai tik pajus, kad tik tais ateina ta banga, jisai taip eteriniai erdvėj ranką stop, ranką ištiesia ir atsimuša ir viskas išnyksta iš tikrųjų. Taip. Tai dabar tai žmonai irgi reikėtų duoti tos stiprybės, pasitikėjimo, ją reikia labai stipriai išvalyti, nes jinai ten abraizgyta kaip kokiom gyvatėm yra. Taip, surišta kažkokia tikrai. Jo, kažkas tai ten labai išlaisvė. Galva nuleidus. Jo, tokia kaip auka tokia iš tikrųjų, kai vergė. Gerai, duokit ir jai žinių ir stiprybės apie tai, kad reikia už save pastovėti, pakovoti, atstovėti savo nuomonę.
ir savo šeimą atstovėti. Galų gale tai yra, jos vyras yra jo šeima. Taip negalima irgi pasiduoti į mamos, kaip sakyt, valią. Nu, tai čia nesąmonė, kokia čia tada santuoka, kokia čia yra. Jeigu tu klausai tik tai mamos, o reiškia, vyras turi pagal tą dūdelę šokti, nu, tai čia taip negali būti. Aš blokuoju skambučius mamos. Labai gerai. Telefoninius, karočiui, dedu tokį X eroras, jei biškiai atjungius smegenis, tai mamai biškiai atjungiu, kad pamirštų, kad reikia paskambinti kelią, kad neateitų ten irgi, kada jinai nori. Tik jau tikrai reikalingais, svarbiais, kaip sakyt, reikalais, klausimais ir tikrai, kaip sakyt, kad laiku, o ne kiekvieną, žinai, belė kada, belė kaip. 10 kartų į dieną ten sakymai skambinėja ir skambinėja. Aš tai pakeičiu, žinai, tokį planą, žinai, jinai tik sugalvoja pas juos ateiti ir pystėje atsiranda kažkokių planų. Ir jinai pamiršta, ir jinai tik sugalvoja paskambinti, ten pavadovauti, ir jai atsiranda į galvą trenkia koks nors planas, kad jai reikia kažką susitvarkyti spintelę kokią nors ten, žinai. Kai kokia pelenė, ten cukrų nuo druskos atskirti, žinai, va, ir užsijama jinai savo darbais, viskas. Aš jau matau, kaip jinai dirba. Jo, pasilaitojus rankovės ir tokia jau cukrų nuo druskos. O man tai mintyse, galvoju, žiūriu, kaip makaronai bėga, žinai. Jo, jinai pastoviai darbo turi, tai makaronai išbėga, tai pienas išbėga, tai bulvės prisvyla. Žodžiu, moterytė dabar dirba namuose, jinai neturi laiko niekam, jokiem vaikam, anūkam ar ten dukrai. Žodžiu, dabar jinai, o jetau, kaip jinai dirba, dabar reikalų kiek atsiradė pavasaris, jinai ten pasą, ką nors daro. Darbinėtis, nebus laiko dukrai skambinti. Darbinėtis, jo, dukra paskambins, dukrytė neturiu laiko kalbėti, aš einu dirbti. Jo, ten viskas dabar pasikeičia, viskas 180 laipsnių, viskas gana. Paskui jinai tik sėdi ir ilsisi, viskas, nenori niekur. Jo, jau po tiek darbų, tai tik miego, 9 valandą vakaro visi atsijungia. Nėra laiko, nėra kada. Viskas. Serialai. Nu, cirkai, pažvengiau. Nu, tikrai, labai, dėkui, labai. Duodu aš šiai burbuliukų darbo, ten reikalai, aplink, viskas dabar gyvenimas tik aplink ją sukasi. Galva burbuliukas susirašyti darbai. Dėsiu darbais ten verdu, kasu, raviu, plaunu langus, ten viską kalbiu. Nu, Jolanta, viskas už to, kad susisiautų tikrai. O jinai čia dabar tokiom didelėm akim žiūri, o tai neugi man čia tiek reikės padaryti, reikės daryk. Gerai, sako. Viskas. Vaikai dabar atskirai, jie gražiai gyvena, susikabinę, apsikabinę, meilė, harmonija. Liuks, labai dėkui. Nu, čia superinė juoko dozė. Tikrai. Ir labai turiningas uošvienės gyvenimas dabar bus. Tikrai. Labai prasideda jos gyvenimas. Nuo šios sekundės prasideda jos gyvenimas. Naujas, jo persirašė viskas. Taip. Scenarijus persirašo. Gana su tais burtais čia. Gana viskas. Galės man makaronus burt galės. Jo. Naikina, viskas išnyko, viskas pamiršo, ką darė. Jo, amnezija dabar. Laikina. Negalima atimti tai. Jo. Amnezija, kad reikia vaikam gyvenimus gadinti. Jo. Čia pamiršta, čia bloką uždedam viskas. Per visas laiko juostas, dimensijas ir egzistencijas, jinai daugiau vaikams savo gyvenimų negadina, jinai gyvena savo gyvenimą. Taip. Puiku. Ačiū labai. Išsiunčiau į kosmosą laišką. Viskas.
Šaunu. Oi, šaunuolės, labai faina. Dar gal kas nors, ką nors nori paklausti? Gal kokie nors kirba, kokios mintis? Oi. Aš tai ne, gal merginos. Nepripuola niekas dabar. Neateina kažkaip ir man nieko. Gerai, tai galiu aš tada paklausti jūsų? Jo. Pažiūrėkit, prašau, mano vyrą, nors aš jį dažnai ten tvarkau ir valau, ir, žodžiu, ką tik tai nedarau, bet pasikvieskit jį eterinę ir pažiūrėkit, dėl ko jam taip galva siaubingai skauda. Ir pastaruoju metu siaubingai skauda galva. Ir šiandien irgi iš čia vos įsiropštė iš lovos. Kas ten yra? Aha, va, kaip tu sakei, vyras, tai man aš jį pamačiau tokį galvą nuleistą ir toks žodis man pikčiurna. Pikčiurna, kas? Aš ar jisai? Ne, jisai. Galva nuleista ir žodis pikčiurna, žinai, va, kažkas tai jam ten. Jisai pyksta ant ko? Ne, čia jam kiša kažką, tai žinok, čia jisai nepyksta, jam čia, žinai, vad bando kažką tai padaryti, jam sumaišyti ten, žinok, jo visą energetiką. Aš tai matau kažkokį kubukas, toks kvadračiukas man iš karto prieš akis išlindo, kai jam kažką deda į galvą kažkokį kvadračiuką. Tai sakau, va, įkišt kažką tai nori jo, jam ten kažką padaryti nori jo, jisai. Tikrai, va, ir tavo energetika jaučiasi, kad tvarkai, žinai, bet to neužtenka. Jam reikia būti tvirtesniam, nepasiduoti tai vėlgi. Aš jam tą patį sakau, taip, kad jisai atsikeltų ir būtų tvirtas ir eitų tolyn, o jis labai taip kažkaip pasimeta ir pats ant savęs supyksta, kad pasimeta ir, žodžiu, jam ten tų minčių ir galva sprogsta tiesiog tenai, žodžiu. Pakvėpuoti, Evelina, duok jam pakvėpuoti, darykit kvėpavimo pratimus, jam tada, žinai, vat, jisai išsitiesia. Ašis tokia, žinai, išsitiesia. Iškvėpuos tada, taip. Jo, tokia krūtinė, tokia plati, tokia didelė ir pas jį jėga atsiranda iš tikrųjų ta valia, ta jėga, motivacija, va toksai, žinai, va kai karys tampa, jisai gali, tada jam lengviau viską atlaikyti iš aplinkos visą poveikį. Bet jam dar labai reiktų ir tą šaltą vandenį. Aha, grūdintis, taip. Jo, bet žinot, reikia, aš aišku jam sakau, bet ten sudėtingas reikalas. Tai pirmiausia dėl kvėpavimo, tai pirmą tai reikia mesti rūkyti, kad normaliai kvėpuoti ir apskritai kvėpuoti normaliai. Jo, užpausta viskas, žinai, nuo tų dūmų, nuo to visko. O antrasis, tai merzlekas, jisai ryte atsikelia, susigūžė, jungia šildytuvą, sakau, išblūdai, sakau. Jam reikia šaldytis, nešildytis. Taip. Aš jam visada tą sakau, bet tai, kad jis negirdi. Jo, jam reikia. Jam reikia išeiti iš to komforto, jis per dideliam komforte. Taip. Būtent. Ir atrodo, sakau ir bandau ir darau, žinai, bet vis tiek kažkaip. Kas jam taip sumala viską? Kas ten sėdi pas jį? Ar pažiūrėkit, ką jūs matot? Kas ten tą tokią daro, tokį, nežinau, chaosą, sakykime, ar ne? Chaosas, man irgi ateina žodis, kažkoks chaosas. Grinai, aš matau, jame. Mal aplinkui ten gerai, žinok, energijom, žinok, bilia ką varo, tokį jo chaosą daro, tai konkretų. Taip, nes aš matau, kad jis yra chaose, tiesiog, tokiam, kažkokiam sukūry, nežinau. Tai daug ten, žinok, yra ir pajungimų, ir daug jisai ten, žinok. Tai biškai, ką matot, pravalykit tenais dabar šiai dienai, kad bent jau šitą, paskui jau pati, kada nueisiu, pasižiūrėsiu. Laboratorijoje kažkaip jis net yra ten. Aha. Matau to šlangelių daug, net ypač nuo galvos. Tai nutraukit. Ta šiluma ir traukiama iš jo yra iš tikrųjų kojos, prie pėdų, prie delnų, prie pirštų kažkaip tai sustabdyta kažkaip kraujotaka vėlgi, kažkaip tai taip. Štai jam ir turbūt šalta jaučiasi jisai iš ryto. Ir ypač iš po nakties turbūt jam šalta. Taip. Kas ten naktį kažkas lavonėlis. Jisai kai lavonėlis ten pamėlynavęs guli. Jo, žinok, jisai sako, aš ryte, sako, negaliu, negyvenu, sako ryte. Tamsiais vakare gyvena, o ryte jam yra tragedija.
Vario jam dėk aplinkui į lovą, kuris įmiega. A? Jūs miegat, vario turit, dėkit, ar turit apsidėję? Tai aš ruošiuosi pirkti. Aš vyrui sakau, sako, nepirk, turiu laidų. Gerai, sakau, eik pasižiūrėk, kur tie laidai. Nuvažiavo, ne, aš tave apgavau, aš pasirodo neturiu. Tai matai, jį ir apgaudinėja, čia tau reikia užsimti su šitą dalyku. Tai va, tai žodžiai. Supratau. Gerai, traukiam jį iš tos laboratorijos, nuo tų šlangučių atkabinam gerai. Aha, ir šitą biškai nuprausiam po kokiu ten absoliutų, po šviesa, kokią tenais duodam biškutį jam ten, kad bent jau 6 kartui atsipeipelioti. Failus jo visus surinkau, jam daviau, sako, ką man su jais daryti. Failus surinkau aš iš, sako, žiūri į mane tokiam akim pasimetęs, o kas čia, ką daryti su juo? Jis visada jo išpūstom pasimetusiom akim, kai jie tyrinėja erdvėje, tai visada toksai. Tai tokios kaip apvalios, tokios kaip katino, žinai. Jo. Parodyk, kaip reikia išmesti juodą skylę, parodyk. Ir aš galiu ateiti irgi jam padėti, nes gal žmogus nelabai susigaudo. Jisai po vieną mėto, taip žinai, kaip skraidančias lėkštės, žinai, tas būna žaidimai tokie, štuk, žinai. Okay. Jo, šildosi, vat, po absoliuto šviesa, jam šilta, gera, žinai, toks, šildosi ta šiluma, žinai, užpiškiau, užsikūrė jo ir kraujagyslės kraujas pradeda cirkuliuoti, varinėti, žinai, burbuliuoti po biškį. Aš, žinai, kai paėmus tokią rankeną žinai, kai mašinas užvesdavo senovė, žinai, į bambą įstačiau ir suku, žinai, aš ją. Žinau, jo, tokia, drin, ten, žinai, o ten tokia. Jam reikia rytais uždėti rankas ant savo bambos ir užsišildyti. Patrinti rankas ir dėti ant bambos. Va, matai, kaip. Gerai, bandys. Jo, stipriai rankas, jo, patrini iki kaitinimo ir tada uždėdi. Netgi ir tu gali tą patį daryti. Jo. Ok, gerai, ačiū, mergina. Užsives ryte. Jo, užsives. Aš jau matau, darau, ką nors. Tai to eteriniai erdvėj, žinai, atsikelia anksčiau, žinai, ten dar galiu lovą ir jo, paėmė tą rankeną, žinai, ir davai. Nebus galvos skausmų jokių. Jo. Geras. Toksai. Ačiū. Vienu žodžiu, grūdintis, išeiti iš komforto zonos ir jam bus viskas gerai, žinai. Ir jam tada, nukrenta visi sluoksniai pasilaisvina. Jisai jau metai laiko prieš tai dar gerokai, prieš porą metų lankė, sportavo, tai visai kitaip ir mintys vyko visi tie procesai. Dabar irgi metai laiko žada, sakau, kada eisi, tai sakau, viso, dabar aš tau kraunu kuprinę ir tu šiam varai, tai va irgi dabar nežinau, ar išvarė, ar grįžo, nežinau, reikia žiūrėti. Dabar jau eis viskas, mes pravalėm eis. Aš jam spyriau į užpakalį, vienu žodžiu. Spyriau į užpakalį per duris ir užrakinau duris, viskas. Nepareis. Jolanta, pas tave reikia į kokią, žinai, reabilitaciją manį pasiūsti, tai tu čia greit. Atsiūsk. Ir fiziniai plotmėjai, ir eteriniai, visur gali. Oi, geras. Gerai, palydėkim tą mano vyrą, tegu jis eina savo reikaliukus tvarkyti ir tada turbūt jau po biškį grįžinėsim, nes 9, visiems reikia į darbelius lėkti. Gerai, ačiū labai už labai fainą hipnozę. Ačiū jums. Gerai, jokio dozė ir tada grįžtam.
Gerai, uždarom duris langus, niekas jūsų nematė, negirdėjom, viską pamirštat, viską sutvarkėm, nusipurtot, jeigu kas prilipo, nieko nesiemat kartu su savim ir grįžtam į čia ir dabar. 3, grįžtam pailsėjusios, atsiregeneravusios. 2, pilnos jėgų. 1, atmerkit savo akytes. Kai sakei, niekas jūsų nematė.